Čia senesnis pėdsakas. Va čia šviežias, grinai va iškabinta ant žemės. Tai rodo, kad tarp kojų žingsnis yra gana nemenkas. Lapė būtų vis tiek palikus dar kitas spaudėlis. Aplinkosaugininkams abejonių beveik nėra. Į Lietuvą atklydo iki šiol čia neregėti dvėselėna mintantis šunų genties gyvūnai šakalai. Apie nematytą žvėrį aplinkosaugininkams pranešė Zastaučių kaimo Biržų rajone sodybos šeimininkai. Valgėm pietus ir aš žiūriu, kad eina per kiemą. Galvoju, bėgsiu greitai pasižiūrėti iš arčiau ir pasiėmiau dar tas telefonas, sakau, gal spėsiu nufotografuoti. Bet kur tavo? Atidariau duris ir kaip pylė ir nuspylė. Šalia miško nuo pat vaikystės gyvenanti 73 metų moteris tikina, kad matyto žvėries tikrai nesupainiotų su kiaune, šunimi ar lape. Gražus, bet toks aukštesnis, juk visai ne kaip lapės. Uodega irgi gražiai labai pusta, bet ne kaip lapė. Toks rudumas irgi ne kaip lapės, nes ta uodega tai tokia juoda, tokia tamsi. O tas pats visas ausytės labai stačios ir tas visas kailiukas tai toks margas, balto ten rudo, toks labai gražiai atrodo. Ir kojos aukštesnės negu lapės. Patyręs aplinkosaugininkas netruko aptikti ir šakalų urvus. Jie įsikūrė visai netoli žmonių, negyvenamos sodybos apgriuvusioje daržinėje. Lapė taip arti gyvenamų sodybų savo urvų neįrengtų dėl savisaugos. O šakalas yra toks šunų šeimos gyvūnas, kuris nevengia artimos žmonių kaiminystės. Štai čia matosi šviežios, kaip spėjama, šakalų pėdutės. Gali būti, kad šiame urve įsikūrusi visa šakalų šeimyna. Galbūt net ir šiuo metu jie čia tūno pasislėpę. Jie dieną šviesų paros metą daugiausiai turėtų praleisti urvuose, kad nebūtų matomi. O vakarop ir naktį jie, aišku, išeina medžioti, ieškoti maisto. Tai nebūdingas mūsų krašto gyvūnas, invazinė rūšis. Paprasčiausiai yra laisvos galbūt nišos. Galbūt juos išstumia iš esamų gyvenamųjų plotų kaiminėse šalyse jų pagausėjusi populiacija. Dėl to jie ieško laisvų vietų, kur galėtų apsigyventi. Pasirodžius pirmiesiams šakalams Lietuvoje susirūpinta ir išaugusią grėsmę. Kontaktuodamas su naminiais gyvūnais, tai yra šunimis, katėmis, gali pernešioti įvairias žmogui pavojingas užkrečiamas ligas. Iš šitos pusės grėsmė yra. O jis pagrindė minta maita ir smulkiaisiais graužikais, paukšteliais, tą ką randa, taip kaip ir lapės ar vilkai. Medžiotojai sako, kad šakalai pakeis įprastą miško gyvenimą. Jis viską valgo. Ką jis gali įveikti, jis viską suvalgys, ir šerniuką mažyti, ir stirniuką, ir visą kitą, kaip sakant, smulkia ta fauna mūsų, jis yra baisus plėšrūnas. Lietuvoje pasirodžius šakalų suskubta papildyti medžioklės taisyklės. Nuo šių metų gegužės šakalus bus galima medžioti ištisus metus. Lig šiol šie žvėrys Lietuvoje net nebuvo įtraukti į medžiojamųjų sąrašą. Šiais laikais, sako, mūsų medžiotojai vis tiek turi įsitikinti, kas per gyvūnas. O jis, kaip sakant, retas, nematytas, tai čia medžiotojų ir problema bus kažkur. Kaip sako, kad nesumedžiot šuniuko, daleisim kažkokį. Skelbiama, kad Lietuvoje šakalas sumedžiotas šių metų vasarį Šakių rajone. Praėjusiais metais šakalo patelė sumedžiota Latvijoje, o prieš porą metų Estijos miškuose. Manoma, kad šakalai į Baltijos regioną galėjo atkeliauti per Ukrainą. Reporterė Kristina Ragauskienė, Biržų rajonas.